episode is sponsored by Raise Tech, end-to-end IT solutions for your business growth. Sveiki visi. Na ką, startuojame su 4 ant Agile Sofos sezonu. Tai nemažas kelias nueitas, bet žadam dar iš tikrųjų nemažai jums ką ir pateikti šiais metais, šį sezoną. Tai pirmoji mūsų laida. Tradiciškai visi 3, kaip sakant, nekviečiam svečių, bet patys kažką taip pasakosim, pablevizgosim, gal ir kažką naudingo netgi išgvildensim. Bus matyt. Bus matyt. Čia tradiciškai, man atrodo, tradiciškai mes planuojam, bet praeitą sezoną nesigavo. Tai būna, žinai, planuoji, bet kartais reikia ir pasikeisti planus. Nieko čia, Agile, ne? Vairuojam, Kas gausis, tas gausis. Kol kas važiuojam su savo planais. Tai šį sezoną žadam daug įvairaus turinio be savo klasikinių tinklalaidžių, podkastų ar ne, su svečiais. Darysim galbūt ir live transliacijas, kaip ir praeitais metais. Taip pat turėsim epizodų iš įvairių Agile konferencijų, renginių. Turėjom Agile in Europe, turėsim Agile turą. Galbūt ir dar daugiau, tai kaip visada kažkokių tai įrašų iš ten irgi galim pažadėti. Galvom, kad šiais metais pabandysim ir turėti tokių, nežinau, rantų laidų, kur tiesiog, jeigu kažkokią temą po vieną norėsim labai pasidalinti, tai kelsim, bet taip pat norim ir jūsų, kaip visada, grįžtamojo ryšio, tai tiesiog papasakokit, ko jūs tikitės, gal kažkokių tai temų, o gal norit būti svečiais ant Agile Sofos, tai irgi rašykit, susitarsim temą ir tikrai dar turim tinklelėje vietos, kaip sakant, naujom laidom ir įrašam. Tai tiek turbūt apie šį sezoną. Taip pat sekite mus, vis dar sekite. Startuojam ir su, tęsiam, turbūt reikia sakyti, nestartuojam, konsultacijų, mokymų veikla. Tai jeigu kam aktualu, efektyvumas, įgalinimas, įvairiausios panašios temos, tai taip pat galite kreiptis. Ir šiandienai pasirinkom tokią temą, kalbėti apie komandų įgalinimą. Tai čia jau labai platu ir nuėmam laiką, kiek porą valandų ir tai pradžią aptarsime. Tai daugiau užkandžių reikėjo čia kažko atsigerti. Jo, čia galim visą tokį darbo dieną čia apie tai, kad turbūt kalbėti ir ieškoti. Bet nežinau, kolegos, be kažkokių tai oficialių apibrėžimų ten iš knygų, nes apie įgalinimą šiaip šnekama jau labai senai komandų įgalinimą, aš dar pamenu turbūt 10 metų atgal jau buvę kolegos ir knygas apie tai rašė ir daug tų temų kaip ir vyravo. Tiesa, mano praktikoje tai visai galbūt kitaip, tiesiog aš tą esu suvokęs, atradęs. Tai vat, be tų oficialių knygų apibrėžimų, kas tas yra komandų įgalinimas jums, kokia yra ta įgalinta komanda? Tas įgalinimas, aš dar sakyčiau, labai skiriasi nuo aplinkos, nuo įmonės, nuo organizacijos. Vienoje įmonė organizacijai tai reiškia vieną, kitoje kitą. Ir aš dabar lyginu konkrečius pavyzdžius. Dabar su viena įmonė, kurioje dirbu, tai tas įgalinimas, jisai gerokai skiriasi nuo ten, kur prieš tai dirbau. Ir kaip pavyzdys, ar komanda turi tiek, sakykime, teisų, nežinau kaip pasakyti, teisų, laisvės priimti sprendimus, kuriant tą produktą kažkokį tai, arba dirbant su kažkokiu procesu, kuris tiesiogiai susijęs su klientais, arba, pavyzdžiui, šiuo atveju, kur aš dabar dirbu, tai neturi tos tiesioginės tokios laisvės, nes vis tiek yra kažkokios taisyklės, kaip tą turi pasiekti rezultatą, arba kokio rezultato tikimasi, bet yra kažkokios ribos. Tai čia, jeigu produkto kūrimas, ar ne, bet iš kitos pusės galima pasižiūrėti daug plačiau ir su kuo dažniau susiduriam visi vidiniai organizacijų procesai. Tai man tas komandų įgalinimas tai yra turbūt galimybė komandai prisidėti, nuspręsti, keisti, ar ne, tos vidinius organizacijos procesus, kurie yra susijęs su komanda. Tai ten tiek ir sprendimų priėmimas, prioritizacija, nuo ko mes darysim, kaip darysim, kad komanda nesijaustų, kad turėtų atsiklausti kažko turbūt prieš pradedant naują darbą, pavyzdžiui. Ir kai yra ta laisvė komandai tokia, bent jau nebūtinai ta
pabaigos seka, kur sakau klientui, nes ten kartais mes turim sunkumų vis dėlto. Čia yra jau tas komanda yra įgali priimti sprendimus pati, aš taip sakyčiau, turbūt. Kaip jūs galvojate? Aš taip pritarčiau tavo, kad tas yra skirtingi rėžiai, skirtingos įgalinimo ribos. Yra vienas, kur tu jau grinai, tarkim, kurie ten kažkokia vertė, ar tai produktas, ar kažkas tai, bet dažniausiai įmonė yra kur kas didesnė. Ir ką dažnu atveju pamiršta, kad kažkas tai tik tais iš viršaus visus tuos tokius ar pagrindinius way of workingus, ar kažkokius tai dalykus, visada tais jau pristato, kad dabar darysim taip, bet labai retai, kada būna atsiklausti komandų per tam tikras apklausas, per kažkokius tai tokius pasitikrinimus, tų netgi helpcheckus ar kažkokius puls apklausas, ką komandos mato, kas jom gal trukdo, kas jom norėtųsi tokių pokyčių, ir kada to nebūna, tik tais iš vienos pusės būna tik tais tokie rėžiai kažkokie įsakomi ar nuleidžiami, tai tas sutrukdo įgalinti komandas dažnu atveju. Gal tai vertėjai taip tiesiogiai neįtakoja, ten tas vidutinis procesai tos pačios komandos veikia, bet kai žiūrim plačiau prasideda tam tikras trintis, kur tas įgalinimas iš tikrųjų stabdomas. Tai apibendrinant, ką būdu sakot, ar ne, tai aš kaip suprantu, mes kalbam apie įgalinimą, tai apie komandos pavadinkim, laisvę priimti kažkokius tai sprendimus, galbūt susijusius vienam lygyje, susijusius su tuo, aš tai sakyčiau, kad pirmas lygis įgalinimo toksai yra, kad komanda pati gali be kažkokių tai atsiklausimų, nes patikėkit manimi, esu matęs komandų, kurios netgi kaip aš turiu padaryti savo kasdienį darbą, eina atsiklausinėja kažkieno tai kito aukščiau ir panašiai. Nu, gerai, išskirtinis buvo atvejis mano, irgi pirštais nebadysim, kas per kompaniją ir panašiai, bet buvo. Tai bet čia pirmas toksai lygis, kur bet čia organizacijos struktūra tą nusako, čia labiau kultūra. Labiau kultūra. Nes yra struktūra ir kultūra dar. Čia apie tą galėsim paliesti, kiek visgi tai yra, kiek turi tam įtakos struktūra, kiek tai yra tik kultūriniai įpročiai įvairūs, ar tam tikras, nežinau, darbo mandatai ir panašiai. Bet tas pirmas lygis tai tas, kaip aš darau savo kasdienį darbą. Ar aš pats laisvas tą pasirinkti, ar man netgi čia reikia kažkokio tai. Tai aš sakyčiau, kad čia jau taip imti, bent jau kiek man teko susidurti su kompanijom, jau dažnai yra, mes jau pasiekę šitą pirmą lygį. Ne? Tai jau žmonės samdomi tam, kad jie pasakytų, kaip reikia dirbti ir padarytų savo darbą, o neeitų ten kažko dar atsiklausinėti. Ne? Kitas lygis yra kaip, apie ką tu, Simai, kalbėjai, apie tai, kaip mes dirbam. Ir ką Andriui paminėjai, tos procesus, ar jie nuleidžiami, ar mes tos savo kasdienius tokius procesus, kaip mes tą darbą organizuojame, tarkim, komandai. Ar tai yra irgi mes patys sprendžiam, ar tas yra, primesta, kad ten jūs čia dabar mes dirbam, nežinau, Seifas, Scrumas, dar kažkoks frameworkas, jeigu apie Agile kalbant, jeigu ne apie Agile, ten dar koksai ten, tvarka, procesas, nesvarbu, kad ir be pavadinimo, ar ne? Ir aš sakyčiau, toks trečias layeris yra, kai jau komanda pati sprendžia, ką aš darysiu. Tai tas antras, kaip sakant, gal yra mažiau kompanijų, kurios taip jau, bet pakankamai daug kitą judam, ypač produktinės kompanijos. Bet tas paskutinis layeris, kur yra, kad komandos pačios sprendžia, ką aš darysiu. Tikros produktinės komandos, kurios ownina produktą ir vadinasi pati nusprendė, patys daro researchus, patys supranta, ten atitinkamai turbūt yra ir rolės, ten mes turim produktų žmonės, vadovus, kurie su to dirba, aiškinasi rinką, jie jaučia, žino, koks sekantis geriausias tam produktui žingsnis ir panašiai. Ne tai, kad ateina koks nors vadovas ir pasako, jūs dabar šitą darysit, kaip jau išsiaiškinkim. Tiek laisvės mes jums duosim. Bet ką? Tai čia yra, sakyčiau, dar pakankamai vienetai kompanijų, kurie perėjo į tokį lygį. Aš dar noriu papartinti, tas ką, tai daug kas klausysis, taigi mes žinom, kiekvieną dieną aš ateinu, žinau, ką darau, bet čia kalbėjau apie tos naujus features, kurių pasirenki ne šiaip, ką tu darysi šiandien, rytoj, savaitę, ar ten kas yra iš backlogo, apskritai, ką pasimsim naujo, kur vas, kaip minėjai, researchai, kur jau kursim vertę, kažkokią naują vertę, kažkokią pildomą vertę, dar kažkokią tos didesnius sprendimus, kurios, dažnu atveju tikrai daug bijo net gal tos atsakomybės priimti tokių dalykų, bet vertėtų. Bet aš sakyčiau, dar žinokit, yra kita perspektyva, aš dabar irgi svarstau, su kuo teko susidurti, tai yra skirtingi įmonių ir organizacijų tipai. Tai vienos įmonės dirba tiesiogiai su
su galtiniais vartotojais. Tokiais va kaip mes, ar ne? Mes perkam kažką tais kaip daiktą. Kitos įmonės dirba su kitomis įmonėmis. Tai yra business to business, ar ne, perspektyva. Ir kitos įmonės nori, naujas yra, ne naujas, bet populiarus terminas, kurti kažką tais kaip servisą parduoti. Ir tokiais atvejais, kai yra kažkoks, pavyzdžiui, pardavimas įvykdomas, ar ne, nusipirka kitą įmonę, tai tarsi ta įmonė jau nusipirko kažką, ir jeigu reikia dar pabaigti kurti arba modifikuoti, kad tiktų tą įmonę, tai yra, sakyčiau, ne tai, kad labai aišku, ką daryti, bet aiški yra labai kryptis ir čia mažai galim improvizuoti. Tai irgi reikia turbūt įvertinti, ar mes einam į tą galutinį vartotoją, kur tikrai produktinė ta komanda gali eksperimentuoti, bandyti naujus dalykus, pritraukti galbūt daugiau tų galutinių vartotojų. Arba jeigu tas produktas yra kaip paslauga parduodama, tai tada čia atsiranda šiek tiek niuansų. Turbūt kiek mes galim tos laisvės duoti. Daug niuansų, bet aš tuo pačiu galiu paantrinti ir buvau šartis tos turės, kad vėlgi negaliu sakyti dar daugumo ir panašiai, bet yra įmonių, kurios turi atskirus, tuos tokius vėlgi labai atskirus unitus. Vieni yra pardavinėjami, kiti kurie daro. Ir kai tie unitai nedirba, tai antiek būna chaotiškai, kad tai, kas parduodama, yra realiai net nepadaroma, arba ten vėlgi terminai, kaštai ir kiti dalykai, kai tie du dalykai neveikia, tai pardavimai ir iš tikrųjų kas darys. Tai čia vis dėlto tiek įgalinimas, tai yra komandos įgalinimas, kad jinai galėtų dalyvauti sprendimuose prie pardavimų ir kartu spręsti. Tai taip. Čia tas yra irgi labai plati šaka, bet daug kur dar irgi labai geras pointas, jo, nes čia jau mes kalbam apie komando cross-funkciškumą, ar ne, kiek jos iš tikrųjų cross-funkcinės ten, ar mes čia turim produkto vadovą ir jinai jau cross-funkcinė, o gal mes dirbam kartu su pardavimais, marketingu, nesvarbu, kas ten pagal produktą, ar ne, ar jis ten pats parsiduoda, mes tik marketinam jį, ar mes tiesioginius pardavimus darom. Tai ir kiek mes ten įstraukėm, aš pavyzdžiui turėjau, kolegos pasakojo, kai tiesiog yra kompanija, su kuria dirbau, pardavėjai, kurie eina ten business to business, ar ne, santykis, nors produktas yra toks, kad yra ir klientui, ir verslui, ta prasme, bet iš esmės tas atvejis buvo, kad su verslu ir pasikvietė tiesiog inžinierius į pardavimo susitikimą, kurie pardavėjas kartu, jie tiesiog viską tą produktą vystė kartu, ar ne, ir ten nuėjo, išgirdo iš kliento, kad ten reikia kažkokio tai tokio ten pokyčio nedidelio. Tai tas inžinierius sako, tai čia jokių problemų, aš čia grįšiu, man kelios valandos, komanda mes jums padarysim šitą dalyką. Tai tiek tai reikėjo, kad būtų kažkoks kliento poreikis atlieptas ir išspręstas. Kai vice versa galėjo būti, nuėjo pardavėjas, aiškinosi, ar ne, parnešė, perdavė kažkokiam produktų žmogui, jis įdėjo į backlogą, suformulavo teisingai ir neteisingai ir dar kažkokią miskomunikaciją, kažkada atėjo iš backlogo ir dar darėm kažkiek laiko ir neaišku, ar visiškai tai, ko reikėjo, kai čia, išgirdęs per kelias valandas išsprendė kliento poreikį, realiai ten, tam tikrą pokytį, ar ne, padarė. Tai, tai va čia tas, kiek mes į cross-funkciškumą einam, bet čia mes vėlgi tada turim turėti ir tą laisvę tiem žmonėm, kartu dirbti, operuoti, ar ne, tai kaip mes bendradarbiavom vienas su kitu ir panašiai. Arba iš kitos pusės, kur sprendimai priimami, yra toksai terminas platesniai visuomeniai product-led, produkto vystomos įmonės organizacijos arba pardavimų vystomos įmonės organizacijos. Tai čia turbūt priklauso, koks tas kelias pasirinktas, bet turbūt didesnė sėkmė yra, kai produkto vystomos organizacijos veržiasi į priekį, nes kai vien tik tai į pardavimų žiūrima, taip trumpalaikė sėkmė yra turbūt garantuota, jeigu turėsim labai gerą pardavimų komandą. Bet pardavimų komanda, o kur produkto kūrimas, ar ne? Ar mes parduosim tai, ko galbūt nesukursim, arba net neplanuojam kurti. Tai turi labai gerai sinchronizuotis tarpusavį, aš pritariu, norim turėti tą bendrą galutinę sėkmę. Ir čia tada iš tikrųjų tas cross-funkcionalumas, ar tavo pavyzdys, ar ėjo inžinierius ir kartu kalbėjosi, ko reikia ir ką galime mes pasiūlyti parduoti, ar tiesiog kažkas, kuris iki galo net nežino produkto, pardavinėja kaip labai geras pardavėjas, ar ne? Ten yra visokių, taigi video galima prižiūrėti, kai tušinuką bando parduoti, nors jo net nereikia, ar ne? Tai čia gali būti tas pats pavyzdys, jeigu labai geras pardavėjas gali bet ką parduoti. Bet turbūt norim pereiti prie tos vertės kūrimo irgi.
Tai vienareikšmiškai. ilgalaikė nauda yra, o ne trumpalaikis pelnas. Tai mes jau čia apčiupinėjom tokius dalykus. Tai laisvė ir kokia mes lygiai esam laisvės to pasirinkti. Beje, ką Andrius ten trumpai sakė, taip, tai visiškai yra tai, kai mes kalbam. Vienas dalykas yra, ką aš darau, nu ten kasdieną, tai taskas, kurį darau, ar ką aš planuoju kurti, ar ne. Ir čia kažkuris minėjot, ar norim šitos atsakomybės. Ar ne, čia yra ne tik tais, kad neskambėtų taip, kad čia yra, nežinau, vadovų problema, kurioje ten netiduoda laisvės. Reikia pripažinti, kad ne kiekviena irgi kultūriškai komanda ar ten žmogus tos laisvės ir to įgalinimo nori. Aišku, čia vėlgi yra, pereisim, aš manau, prie to pašnekėti, kaip įgalinti tą žmogų, čia yra leadershipo darbas, lyderystė visgi, ar ne, bet nebūtinai visi bus pasiruošę. Aš esu susidūręs su kompanijom, kur mokymus vedu, mes ten kalbėjom apie produkto ownership, ar ne, ir mokymuose irgi ten tuo atveju buvo inžinieriai, programuotojai ir sako, man tai svarbiausia, duokit, ką reikia padaryti ir aš darysiu ir nekvaršinkit galvos. Tai čia irgi yra tas savotiškas mąstymas, kur jeigu mes norim turėti tikrai galintas komandas, mes turim dirbti, kad netoks mąstymas turi būti. Aš čia skiriu šiek tiek tos inžinierius, developerius, ne, kaip mėgstam sakyti, ir kodo rašytojus. Tai va, jeigu mes turim kodo rašytojus tokiu atveju, tai irgi sunku bus, mes turim su jais dirbti, kad jie taptų tais inžinieriais, kad jie galvotų, kaip aš dar galiu sukurti tą produktą, o ne tik kaip aš turiu parašyti kodą, pagal užduotį, kurią man atnešė, suvalgė, analitikas dar padėjo ir pasakė, kad dabar taip turi būti. Aš noriu pridėti būti, kad, vėlgi, turėti vien tik tokius čia būtų žiauriai faina, čia kartais net skamba kaip utopija, nes mes, ką dabar sakom, atrodo, tik viskas taip, imam ir darom, visus įgalinam ir čia, žiūrėkit, kaip įsivažiuojam, žiūrim į naudą ir panašiai, bet yra tam triuškų, bet to pačiu noriu ir pasakyti, kad gerai turėti ir tokius, kurie tik tais kodą rašytai. Jeigu mes žiūrim cross-functionę komandą, tai nereikia, kad jie visi būtų vien tik tais tie inžinieriai ir suprastų ir biznį ir panašiai. Užtenka, kad būtų tam tikros ribos, kur žinotumėm, kad mes, kaip pat visa ta mūsų komanda, patenkinam tos mūsų viso įgalinimo poreikius. Tai nereikia visų tokių, kad būtų žinotų ir tą, kartais labai gerai turėtų tokių žmonių, kurie tik tais nori ir tik tais rašo kodą, nes jie yra tokie efektyvūs to kuriamo programiškai dalyko, kad, nieks jų neplenks. Aš labiau turbūt turiu omeny, kad jeigu ten komandai mes pasidalinam jau taip tą rolę ir yra tie labiau kodo rašytojai, ne, aš labiau kalbu apie tą mindsetą, kad tas žmogus vis tiek nebijotų atsakomybės. Kad tai nėra, kad kažkas atėjo, pasakė, ką daryti, aš padariau, pasirodo reikėjo ne to, bet jisai man tai pasakė. Ta prasme, šitas, ar ne? Tai aš galvoju apie kitus. Aš vis tiek prisiema jo atsakomybę. Nesvarbu, kad aš tenais, nebendrauju, nemezgu ryšių, kažkaip strategiškai gal ne, aš esu tas labai kokybiškas inžinieris, diueris, bet aš vis tiek prisiemu atsakomybę. Jeigu mes kaip komanda padarėm ne to, ką reikėjo, kažkur paaiškėjo, aš vis tiek prisiemu, nesvarbu, kad aš tik kodą rašiau. Tai va, aš labiau iš to mąstymo, ta prasme, žiūriu pusės, kad, mes turbūt ieškom tokių, kurie visgi tą atsakomybę prisiema. Tai čia tos atsakomybės prisimimas yra kita įgalinimo dalis, ar ne, kad mes, kas labai glaudžiai siejasi su kultūra kompanijos, aš čia jau perinu po biškį į tą temą, nes mano manymu, aš nežinau, jūs pasakysit, kas svarbu, kad jaustųsi įgalinta komanda, ar ne? Mes kalbėjom, kad turi turėti aiškiai apibrėžtas ribas, laisvę, kiek mes operuojam, kiek mes sprendimus priemam. Kitas dalykas turi būti drąsa, tos sprendimus priimti ir būti atsakingais ir atskaitingais už tos sprendimus ir už tai, ką mes sukūrėm arba nesukūrėm. Šitoj vietoj kertinis dalykas, mano manimu, yra tas, nežinau kaip čia, psichologinis saugumas, psychological safety kompanijai, kiek mes tą sugebam sukurti. Nes jeigu žmogus bijos, kad jam paskiau rankas nukapos už tai, kad ten kažkas tai nelabai gavosi, už tai, kad jis rizikos prisėmė ir pabandė kažkur, jis sekantį kartą to nedarys. Ir čia sakyčiau, ne tik psichologinis saugumas, bet ir tikrai būna tokių situacijų, kad natūraliai žmonės mąsto taip, kad aš pasakysiu, ką padaryti, tu eik ir daryk. Bet tas rūpestis ir atsakomybės norėjimas, kad žmogus prisimtų atsakomybės, turi suprasti, kodėl. Ir jis turi, aš tai matau taip, kad jeigu žmogus domisi ir klausia, kodėl mes taip darom, kodėl yra toks sprendimas, kodėl negalima kitaip, tai jis reiškia, angliškas terminas, mes dažnai naudojam irgi challenge.
Tai va tie, kurie challenge'ina, klausia, kodėl mes taip darom, kodėl kažką darom. Tai va jie tada įgauna tų daugiau žinių ir jie turbūt turės daugiau, kaip čia, drąsos priimti tą sprendimą, kurį jau pradėjo daryti galbūt. O kitas dalykas, jeigu galės klausti ir challenge'inti, tai reiškia ir bus ta aplinka saugi. Tai aš matau tokį kaip ir puzlė, ar ne? Tas saugumas aplinkos, mes sakome, norim vis laik, kad būtų aplinka saugi, kad galėtų žmonės klausti, domėtis, nebijoti daryti, nebijoti priimti sprendimus. Tai labai lengva patikrinti, jeigu galima klausti ir challenge'inti tuos priimtus sprendimus, tai reiškia, turbūt taip ir yra. Jeigu ten jau yra kirtis, kad kodėl tu klausi, tu tiesiog turėjai ir daryti. Man buvo tokia situacija, ne per seniausiai irgi. Darėm tiesiog galimybę pamatyti metrikas, matyti kažkokius tai rezultatus ir aš klausiu, kodėl to reikia. Arba ar žiūrėjom čia. Tu neklaus nieko, tiesiog reikia ir daryti. Okay. Tai jeigu aš neklausiu, tai man kaip ir tada net nelabai įdomu. Tai kodėl aš turiu kažką tais daryti. Ne visai, aišku, žmonės tokie, kiti yra diuriai, tai aš sutinku, bet turbūt, kaip prieiti prie to, tai aš skaičiu, reikėtų turbūt ugdyti tuos diurius, kad jie nors biškelį pasidomėtų, paklaustų, kodėl mes taip darom. Ir galvotų apie savo tada atsakomybę. Nes aš darau, tai kodėl aš taip darau? Kodėl man kažkas pasakė taip daryti? Kodėl aš negaliu kitaip daryti? Tų klausimų uždavimas, aš manau, yra labai, labai, labai svarbu. Ir labai matosi, čia mes stojam ar ne? Vienas dalykas, bet kitas dalykas, aš dar pridėsiu ir tas, fail kultūra, kiek mes bijom failinti, klysti, kažką blogo padaryti ir kiek už tai yra baudžiama arba netgi skatinama klysti, dalintis ten savo pamokom, failais, pavadinkim ir taip toliau. Tai jeigu mes turim tą kultūrą, kad mes skatinam tuos failus, tai irgi bus drąsiau žmogui tos sprendimus priimti kasdieną savo tai komandai. Tačiau mes kalbam labai apie kultūrinius dalykus kompanijoje, kurie nėra taip lengvai paimami ir spraktelimi. Tas turi santykio ir su ta pačia struktūra, apie ką mes šnekėjom, ar ne, ar mes rolės galų gale, atsakomybės, kas yra vadovas, nes turbūt čia galim iš tikrųjų klausimą, tai jeigu komanda visus sprendimus priiminėja, jinai patys, kaip sakant, tiek ką, tiek kaip, tiek kasdienius dalykus patys susitvarko, koks tada vadovo darbas, ne, pasidaro. Vadovo darbas yra išauginti tokią komandą. Būtent. Tų komandų turbūt nėra ir jos negimsta, neatsiranda, bet nuo kažko turi pradėti. Ir būna tokių klausimų, aš irgi, o tu kam tada tas vadovas reikalingas, bet reikia nuo kažko pradėti, kad jeigu čia komanda bus, tu jūs tikrai norėsi tokį vadovą laikyti, kad jisai kitas komandas turbūt irgi užaugintų, o negalvoti, ką daryti ir man nereikia tokio žmogus, norėjai papildyti. Jo, bet net ir užauginus tikrai yra to darbo, kur, nebe to kasdieną, kur jau tai buvo auginimas, bet yra vėlgi tų kitų pilna atsakomybė, kur yra ką veikti, tai nebus, kad užaugins ir viskas, aš žinau, ten kažkur kitur. Jo, tai yra kas? Visų pirma, darbas su žmonėm. Ar ne, mano manimu, vadovo rolė nėra pasakyti, ką turi daryti, bet tiesiog dirbti su žmonių ūkdymu ir jų augimu, užtikrinti, kad žmonės auga. Kartais aš papildysiu, yra tas pasakymas, ką daryti, bet turbūt ko turėtų tikėtis vadovas, kad tas žmogus paklaus, aš kaip minėjau, nes jeigu tiesiog pasakys ir viskas, tai tvarkoja. Kartais žmonės nėra tiek pribrendę, kad patys sugalvotų, ką daryti arba kaip daryti. Tai čia mes jau kalbam apie tą auginimą, ar ne, apie tą visą įgalinimą komandos ir sukūrimą tos atmosferos, ar ne, tai vienareikšmiškai. Ir aš sutinku, kad kartais bus tokių sprendimų, kai komanda nesusitars ir tada turi būti vadovas, kuris sakys, taip, darom taip, viskas, užtenka čia, mes galim pusę metų diskutuoti, bet, reikia dirbti, ar ne. Kitas dalykas yra be to žmonių ugdymo, to kartais, kaip sakant, sprendimų prieimimo, kai to reikia, nors norėtųsi tikėti, kad tai nebus labai dažnas toksai reiškinys, jeigu mes kalbam jau apie įgalintą komandą. Vadovų dar atsakomybė yra, mano manimu, parodyti kryptį. Nes mes čia kažką šnekėjom, kad ką darom, tai nėra visiška anarchija, kad darau visiškai bet ką, kas papuola. Turi būti suformuota kryptis, kad galų gale, jeigu turim didesnę kompaniją, yra N komandų. Taip tariant, strategija. Jo, kad jos visos eitų viena kryptim, ar ne, nebūtų savo skirtingai. Net čia mes jau kalbam apie tikslų visokias metodikas galbūt, bet kalbam ir apie vadovo darbą, kuris, mano manimu, turi tą kryptį aiškiai nurodyti. Pasakyti, kad keliaujam ten, ką mes ten padarysim, kad ten nukeliautumėm, kas turi būti nuveikta. Ir tada jau komandos laisvė to kelio ieškoti. Galbūt suklyst keliais, bet į tam tikrą tikslą.
Tai čia irgi visgi lieka vadovo roliai, mano manimu, tą kryptį iškomunikuoti, artikuliuoti, susiderinti ir su kitais, galų galiai, jeigu kažkas kažkur su kitom komandom yra kažkokių trinčių, tas trintis, tos impedimentus vadinamus, galbūt padėti pašalinti blokerius kažkokius ir panašiai. Tai to vadovo darbo tikrai yra. Tik tais mes nusisukam nuo menedžerio, pereinam daugiau į leadershipą. Tai ar mes turim lyderį, ar mes turim vadybininką vadovą. Jo, bet čia labai nuklydom taip į vadovavimą, aš galvoju, o komandos įgalinimas, aišku, kad pritariu, vienaip ar kitaip, komanda įgalinta gali būti tik tais, jeigu yra jie įgalinti vadovų kažką daryti. Ir didžiąją dalimi kalbėjom, ką komanda gali daryti, kaip komanda gali daryti. Kur dažniau galima galbūt susidurti irgi, ko dar labai neapkalbėjom, tai aš iš procesinės pusės dar žiūriu, kaip komanda dirba. Ir nesvarbu, kokia ta komanda, ar IT inžinieriai, ar kuria kažkokį tai produktą, ar ten kamerą, ar lankstinuką, bet koks tas mūsų procesas kaip komandos, kaip dirbam. Ir tas pavyzdys, kur norėjau pasidalinti pradžiai, prisiminiau, situacija tokia. Organizacija yra netoli 10 komandų ir natūralu, kad tos 10 komandų turi kažkaip vienodai ar ne bendrai kurti tą produktą, turi jos sinchronizuotis. Ir iš procesinės pusės vadovas sprendė, dabar dirbsim 5 savaičių iteracijų. Pasakyta ir baigta. Ir tai ar komandos yra įgalintos ir gali tą sprendimą challenginti, tai man irgi atrodo labai svarbu, nes tai priklauso, kaip mes greitai suprantam, ką mes darom, kaip mes galim greitai mokytis iš to. Ir čia yra jau procesinis dalykas, ne ką konkrečiai komanda. Čia yra kaip. Bet kaip jūs tą darbą pasiekėt. Tai ir dažnu atveju šitas būna dėja, bet pamirštama, bet irgi yra labai svarbu. Leisti komandom nuspręsti, kaip jos tą dalyką dirbs. Jeigu yra tikslas, kad jos sinchronizuotis tarpusavyje, kuriant tą bendrą produktą, tai galbūt iškelkim reikalavimus, ko mes norime iš to sinchronizavimo, bet nepasakyti, kaip dirbti, ar ne? Taip. Tai vėl vadovavimas ar pasakom ir negalima klausti, ar iš kitos pusės tai yra laisvė. Žiūrėkit, aš noriu, kad kas 5 savaitės ten būtų kažkas, ten jūs pasižiūrėtumėt, sutartumėt, arba aš pamatyčiau rezultatą. Tai gerai, galim ir dažniau pasiūlyti, galim ir rečiau. Bet tai, mano manimu, kad jeigu mes jau girdim, kad kažkas pasakė ir komanda tiesiog pasakė ir turi būti padaryta, tai čia mes jau apie įgalinamą, prasme, galim... Iki tam tikrų ribų, kaip ir kalbėjom, yra skirtingos tos ribos įgalinimo. Bet tai čia tada toksai, man jau skamba, kad, žinai, aišku, per viską turim pereiti, ne? Bet čia yra level 0,1, ar ne? Ta prasme, iš tos pusės, kad, čia dar net turėtumėm neminėti šito žodžio įgalinimą, čia mes turim iš viso kalbėti apie visų pirma vadovo rolę, ar ne, ir paskiau tik tais jau eisim. Aš nebūčiau taip iš karto juodai, nes kaip čia iš savo patirties esu matęs, kur, vienas kažkoks tas dalykas, gal tas vienintelis, kur buvo constraintas, kur nebuvo ką galima keisti, tai 5 savaičių sprendimas, čia galbūt to įmonė kitaip, bet yra įmonių, kurios turi tą vieną constraintą, kur kitaip nėra. Dėl kažkokių kvailų priežasčių, dėl kažkokių tai istorinių... Dėl finansų, nes kas 5 savaitės sekam. Whatever reasons can be, bet tik tas vienas dalykas, kuris yra neliečiamas, o visi kiti liečiami. Tai ar tai nėra įgalinta, aš manau vis tiek tai yra įgalinta. Ir su tam tikrais constraintais tai nėra idealu, bet yra žymiai vis tiek geriau negu ten, kur nieko neįmanoma. Supraskim, kad aš asmeniškai tai nemačiau tokių organizacijų, kurios taip natūraliai nuoširdžiai visiškai leidžia pilnai komandom daryti, ką nori, kaip nori, su tam tikra direkcija. Ta prasme, vis tiek atsiranda kažkokie niuansai. Ar tai kažkokios integracijos, ar tai kažkokios taisyklės. Ir tai yra natūralu, nes jeigu mes norim turėti tos laisvės erdvės, vis tiek turi būti tie taškiukai kažkur bendri sustarimai, o paskui, darykit kaip norit. Man svarbu rezultatas. Tai, nekalbant apie techninius jau kažkokias limitacijas, ar ne, ten integracijos. Tai viskas susideda. Tai natūralu, ypač kuo didesnė kompanija, to tada daugiau prasideda, kad yra komandos, kurios dirba kitom komandom, tos enabling teamai, ne, visi platformos, kažkokie tai bendri railsai, kokio nors, tai ten informacijos ar dar kas bebūtų. Tai
Tai natūralu, tada jau reikia ir derintis. Beje, susiderinimas ir dar vienas mano manimų svarbus dalykas, kad komanda geba tą alignmentą su kitom susijusiom komandom, jeigu tai būtų palaikyti. Patys. Taip, tai yra labai vienas elementas, kurį reikia irgi išdirbti siekiant turėti tas įgalintas komandas, ar ne? Tai ir vadovo čia rolė yra be abejo šitame, kad mes suvestumėm tas komandas, galų galiai išmoktumėm, kad jos pradėtų bendrauti, nes alignmentas yra šiek tiek toksai kartais, nežinau kaip mitas, ne mitas, čia dabar kokį žodį panaudoti, kur galim turėti labai daug praktikų, bet esmė žmonės turi kalbėtis tarpusavį. Nu, jeigu to neturėsim, tai ir tada mes jau kažkur užkliusim, tada ir empower, tas pasigalinimas, kaip sakant, mažesnės. Įgalimas ateina su atsakomybė. Šnekėjom apie prisėmimą, rizikų, rezultato kažkokio, tai lygiai taip pat ir kad aš turiu eiti derintis, kad kažkam kitam nepakišiau kojas ar pats ko nors netikėto negaučiau. Tai visa tai yra tai, ką turi komanda priimti. Nėra taip tik tais, kad čia turim atiduoti laisvę, mes turim tą išugdyti komandą ir komanda turi nemažai tų pastangų dėti, čia nėra lengva. Yra smagu, mano manimu, būti įgalintai komandai, bet nėra lengva. Tai tikrai pačiai komandai. Su daugiau atsakomybių, daugiau laisvės, daugiau atsakomybių. Tas pats. Spidermanas, ne? Būtent. Aš dar prisiminiau, mes praeitą sezoną berods kalbėjome apie komandų įgalinimą, tai, iš tikrųjų, tenais, kiek pamenu, mes ir kalbėjom, kad komanda turi užaugti iki to lygio, kad jinai gebėtų pati alainintis su kitomis komandomis. Ir prie ko aš linkstu, kad panašu, kad didžioji dalis tų dalykų, kad turėti tą įgalintą komandą, tai yra, jinai turi užaugti, ją reikia užauginti, jinai iš niekur neatsiranda. Kaip ir viskas turbūt šiam pasaulyje, bet mes kalbam apie kokią mes kultūrą puoselėjam, kokius mes turim lyderius ir ką mes norim, kokių galbūt netgi kartais ir žmonių ieškam savo į komandą. Čia yra, pradėkim nuo to, mes tikrai gal kitas bus labai geras specialistas, bet jis netiks kultūriškai, nes jis bijos priimti sprendimą. Užsidarė savyje. Ir šitai komandai gal netiks toksai žmogus, kitai gal tiks, ar ne? Tai čia visa ta visuma kartu turbūt ir susideda šitoje vietoje. Bet rezultatas irgi yra geras. Tada komanda turi greitį, tada komanda turi labai didelį kliento fokusą. Ir rezultatą orientuota, tai naudų daug iš to. Dar vienas momentas, aš ką pagalvojau, mes dažnai atveju kalbėjom apie vadovą, kad turi ugdyti, organizacija turi duoti erdvės. Pagalvojau irgi iš pavyzdžių, ne per seniausių, kad pati komanda save ugdo, net nesuprasdama to turint komandos narius. Ar ne? Vienas yra komandos narys daug labiau patyręs, mes dažnai vadinam senior arba ilgai dirbęs toj srity. Ir labai galbūt priklauso, kokį jisai pavyzdį rodo ir kaip tą komandinę kultūrą padeda formuoti. Jeigu jis yra toksai, kad aš daugiau žinau, aš priimu sprendimą ir jūs daro taip. Arba kažkas turi klausimą ir tiesiog atsako. Arba yra kita galimybė. O gal mes galim šiek tiek pakrypti link coachingo ir jeigu tarpusavį yra tos diskusijos, tada konfliktai ir ne, tai vėlgi komanda jaučiasi įgalinta, kad galim mes tarpusavį diskutuoti, nuspręsti, o ne kai yra klausimas, kažkas iš karto turi atsakymą sprendimą ir viskas važiuojam to keliu. Tai čia galbūt ir vadovas prisideda prie tų žmonių kūrimo, bet ne vien tik tai vadovas, ką aš noriu pasakyti. Nes kitos organizacijos, net tarp kitko, kur aš dabar dirbu, tai net nėra komandos vadovų. Nėra komandos vadovų. Ten komanda pati iš savęs egzistuoja ir jie turi savo vadovus kaip asmenys, bet nėra vieno bendro komandos vadovo ir tada tas labai svarbu yra. Taip, tai aš iš esmės pritariu, bet vis tiek yra lyderystės rolė, kad mes teisingai, arba tada, nežinau, coachas, kažkas, tai mes turim viduje gal tada kokį coachą ten, Scrum Masterį, whatever. Ir tada klausimas lyderystės, turbūt, kiek mes plačiai žiūrim, kad ne vien vadovai turi užimti tą lyderystės poziciją ir enablinti tas komandas, įgalinti, o tada ir viduje, ar ne, ir kitos tos pozicijos. Ir ja, tai jeigu jau mums reikia vadovo ar kažkokios specialios rolės, kad tą atlikti, tai jau nėra komandai galinta, grįžtant prie to, žinai. Ir čia tą patį, ką ir Gražis minėjo, kai jau atsiranda kultūriškai, kad mes dalinamės tais failai, success story, coachingų,
feedbackų, dar kažko, tai tada ir gaunasi tas lengvesnis įgalinimas, tai jau kultūriškai mes įgalinam viens kitą ir tada nebereikia to atsakomybės ar specifinės, kad tu esi tas lyderis, eik įrodyk. Visi gali tą daryti, pasidalinti savo success story, pasidalinti, kaip nepavyko kažkas, tai iš ko pasimokėm, kaip duoti grįžtamą ryšį ir panašiai. Tai tau ir gali. Ja, lyderystė nėra tik tais ta rolė, ne, kad vadovas tai lyderis, ne vadovas tai jau ne lyderis. Tai be abejo, kad ten turbūt komandai bus skirtingų tipų lyderiai, bus koks nors ten žmogus, kuris yra na, tas, nežinau, tos srities specialistas ir jis turi rodyti lyderystę savo žiniomis ir paaiškinimų, pamokymų ir panašiai. Bus koks nors produkto žmogus, ar ne, jis turi rodyti lyderystę produkto būtent tame kelionėje ir ko reikia klientam ir geriausiai visgi, jis turi šitą rolę užimti, ar ne. Tai tie savotišką lyderystę turi įsijungti įvairiuose, srityse ir tai nebūtinai ateina su žvaigždute ant peties, kuris sako, kad dabar jau esi čia oficialiai pakrikštytas kaip toks lyderis. Tai tiesiog tos rolės kažkaip tai išsigrynins komandoje, bet jos, kaip pasakyti, bet tai nereiškia, kad jis kažkoks tampa ant pjedestalo aukštesnis žmogus ir pradeda tada, priimti sprendimus vienas, jūs valstiečiai dabar klausykit. Tai iš esmės tai turi vis tiek būti lygiavertis komandos narys, kaip ir visi. Tiesiog kažkas tai parodys lyderystę tam tikrose klausimuose. Kai valstiečiai čia vasalas, ar ne tada? Turbūt, čia kas ten pas mus būdavo tokie bajorai, nežinau. Kilmingieji. Tai žodžiu, galima daug apie ką kalbėti. Aš manau, šita tema tikrai neišsemiama ir nežinau, klausytojai, užduokit savo klausimus, padiskutuokim, ar mes čia kažką tai galbūt ne į tą pusę nusukom, kas liečia įgalinimą, bet mes kalbėjom apie ką? Kalbėjom apie tam tikrą aišku mandatą, tai tos laisvės buvimą ir ribos kažkokiose ribose mes tą laisvę aiškiai žinom, kur mes ją turim ir kiek plačiai mes galim ją paimti, ar ne. Kalbėjom apie kultūrą, kuri yra tokia leidžianti klysti, prisimti rizikas ir lyderystės kultūrą to pačiu irgi palėtėm. Taip, lyderystės dalis, ar ne, kad turim turėti lyderius, kurie labai skatina ir kuria tas komandas visų pirma, dirba su žmonėm, dirba su jų to mąstymu, mindsetu, ar ne, nurodo aiškiai kryptį, čia būtinas dalykas taip pat įgalinti komandai, ir taip pat įgalinti komandą, mes kalbėjom apie cross-funkcionalumą, dienos pabaigoje jinai turi turėti tai, ko reikia tai roliai, ar ne, ta prasme, tai komandai, tai komandos roliai išpildyti, tai tas atitinkamo lygio cross-funkcionalumas. Ir tada įsijungia visi kiti sudėtingesni dalykai, kurie susiję su alignmentu, struktūrom, procesai, ir visi kiti momentai. Tai čia, aišku, nėra taip, kad tik tai paskaičiau knygą, sudėjau ček ir... Bet sudėdamųjų daug iš tikrųjų ir niekad nėra taip lengva nustatyti to, jeigu kažkas paklaustų, tai ką mums tiesiog daryti, kad būtų ta įgalinta komanda. Tai nėra galbūt taip lengva pasakyti visus tos momentus, ką reikia daryti, bet pradėti nuo vieno kažko, ir tarp kitko, tas galimybė klysti komandai, ne, tas failing opportunities arba išmokti iš klaidų. Tai yra eksperimentavimas. Tai lygiai taip pat ir jūs turbūt galite pamėginti eksperimentuoti ir šiek tiek duoti tos erdvės. Nepasakyti, kaip daryti, bet parodyti direkšną. Pasakyti galbūt tam tikrus kertinius momentus, kurie yra labai svarbus, bet duoti tos erdvės ir pažiūrėti, kaip seksis, ar jinai jaučiasi labiau komandai galinti, paklausti jos irgi. Tai tas eksperimentavimas, jeigu jūs eksperimentuosit, būdamas vadovas, lyderis kažkoks, ar ne, tai tada matys komanda, kad, tai mes galim, reiškias. Ir tas, tarp kitko, pavyzdys, apie ką mes nekalbėjom, tai irgi labai svarbu. Jeigu vadovai yra įgalinti irgi priims sprendimus patys, o ne už juos nusprendžiama. Tai čia visuose grandyse ir taip, tas pavyzdys yra labai, labai svarbus momentas, jeigu turim tą gerą pavyzdį. Čia dar man patiko, jeigu kas paklaustų iš lietuvių, tai ką man daryti, kad taptum įgalinta. Tai čia vėlgi reikia pradžiai self-reflection, kad o tai kas mums trukdo, ar mes tikrai nesame įgalinti, kas mums trukdo, ar tai yra tie konstrainai, kurių negalim keisti, ar tai yra kažkas tai vėlgi iš žmogiškosios faktorius, iš procesų, iš dar N dalykų. Čia nėra to vieno, vėlgi, silver bullet, kur taigi šitą dalyką. Niekada taip nebus. Reikia suprasti, kokia yra aplinka.
keletą bandėm, galit atkreipti tos dėmesius, ne, kiek rizikos leidžiam prisimti komandai, kiek laisvės komandai sukuriam ir leidžiam, kiek nurodom aiškiai kryptį, bet nepasakom, ką daryti konkrečiai, ar ne, kiek dirbam su tų komandų ugdymu, o ne tiesiog sudėliojimu, kad tu darysi tą, ar ne, bet daugiau dirbam su komandų to ugdymu. Kiek mes puoselėjam tą kultūrą. Kiek mes pasitikim komandą, nes jeigu neturi pasitikėjimo, tu negali turėti įgalintos komandos. Kiek ir žmonių mes turim tų, kurie nori tos įgalinimo, nes yra žmonių, kurie nenori. Ir ką su jais daryti, ar mes dirbam su jais, keičiam, ar ne. Galų galia tas pats organizacinė dimensija, procesų dimensija, ar ne, kiek to alignmento, ar mes kiek cross-funkciški esam, mes daug turim priklausomybių nuo kitų, ar mes galim labiau, kaip sakant, daugiau dalykų patys išsispręsti. Čia šitos klausimus savo pradėkit atsakyti ir čia yra turbūt tik tais keletą, ką mes apkalbėjom, turbūt galima ir daugiau rasti literatūrai, plačiau. Čia toks kaip mūsų kaip kaučių darbas ir būna, kad eiti ir žiūrėti, o kur dar kažkas tai kliūna neveikia, nors tai gal kažkur nesuartikuliuota kaip konkretus dalykas, ne, toks punktas. Tai ką, čia gal ir tebūnė apibendrinimas, kažkoks čeklistas, ar ne? Nes dabar pagalvojau, dar galima išsiplėsti, bet galbūt gana iš tikrųjų galima bus kitose epizoduose apie tai pakalbėti. Arba jeigu jūs norite, galim ir jūs pasikviesti apie tai pakalbėti, apie jūsų situaciją irgi. Arba rašykit, gal yra kažką tai, ką norim padabuklikinti, žinot, kaip ugdyti komandą. Galim grinai apie tai pašnekėti tada, kaip rizikas, tas leisti priimti, klysti ir kaip tą kultūrą formuoti. Mes galbūt galim tada kiekvieną tą elementą daugiau paanalizuoti išsamiau. O gal šiaip norit palikti savo tą pavyzdį kažkokį tai iš įmonės, kur ar įgalinta, ar neįgalinta, jeigu čia nenorit pasidalinti, sakykit, draugo įmonė ir panašiai, tai būdų yra. Įmonės arba meluokit. Bet tikrai būtų įdomu išgirsti, ką kiti klausytojai, tarkim, ar jie jaučiasi įgalinti, ar jie nori būti įgalinti, ar įmonė į tai fokusuojasi, ar yra visiškai nekreipama dėmesio. Ar čia kryptis, bendrai nekryptis, gal čia mums atrodo, kad tas reikalinga, bet, kaip sakant, tyloj visuomeniai visai ne to dabar reikia. Bet kiek paklausit su įmonėm, kuriam dirbu, kiek paklausit, visos nori turėti įgalintas komandas. Ir norim. Ir tada, bet kodėl jūs tą taip darot arba to nedaro. Ir atsiranda tos priežastys. Tai turbūt nori dauguma, bet reikia pagalvoti apie tas priežastys ir tikrai savęs perklausti turbūt. O kodėl mes taip darom, kodėl mes negalim kitaip daryti, kodėl mes pasakom, ką konkrečiai daryti, kodėl mes priskiriam žmonės. Kodėl mes neleidžiam challenge'inti? Pradėkim nuo to. Turim norėti. To iš tikrųjų, ne tik dėl to, kad podcastas kažkoks 3 gudrus piliečiai pakalbėjo, ar ten kur nors konferencija. Gal mes netokie gudrus? Pranešimą, ne, tai aš manau, kad mums čia gudrėti ir gudrėti dar. Tai tikėkime, per tą 4 sezoną pagudrėsim ir mes kažkiek tai. Ir jūs galbūt kartu. Jo, ir jūs gal ateisit, pamokysit kažkokią atidamą mus. Tai, laukia įdomus metai, tikrai daug klaidų, jau nemažai paruošta. Tai sekite mus tiek LinkedIn, tiek visose platformose, kur įrašus turim. Savo komentarus grįžtamą į ryšį teikite ir susigirdėsime sekančiose laidose. Ate. Iki.